Šiandien aš dirbu su nauju užsakymu ir parinksiu žmonėms vestuvių datą. Tai yra labai kruopštus ir labai atsakingas darbas, nes iškart reikia dirbti su 2 horoskopais ir išrinkti tą datą, kuri duos palankius rezultatus ir viename, ir kitame horoskope. Taigi čia labai daug tokio analitinio matematinio darbo. Taip pat aš niekada neišsiunčiu atsakymą tą pačią dieną. Dar kelias dienas aš pabūnu su ta data, vis prie jos grįžtu, pažiūriu, galbūt pastebėsiu dar kažkokių naujų niuansų. Taigi mane laukia labai įdomus darbas, bet tuo pačiu metu labai kruopštus. Taip pat ir parenkant, pavyzdžiui, nekilnojamųjų turto pirkimo datą, jeigu yra keli savininkai, taip pat tai yra darbas, kuris reikalauja daugiau dėmesio, daugiau matematinių skaičiavimų, nes reikia dirbti su keliais horoskopais. Bet kuo sunkiau, tuo įdomiau.